Sveiki visi, lyderių karta. Šiandien vėl su nauju podcastu kalbėsime su Jurgita ir Andra apie vaikus. Lyderių kartoje mes dirbam su šeimom ir vaikais ir visą laiką mūsų toks devizas yra, kad kiekvienas vaikas galėtų būti savimi ir būtų priimtas. Tai šiandieninė mūsų tema yra tokia daugiau rugsėjo mėnesio arba naujų mokslo metų tema. Apie vaikus, apie vaikų adaptaciją, apie vaikų įtraukti į ugdymo procesą ir turbūt pagrindinis dalykas apie tą bendradarbiavimą. Nes tikrai atsiranda tokių dalykų, kai pavyzdžiui tėvai sako, aš nuvedžiau vaiką į mokyklą, uždariau duris ir tegu jie ten su juo tvarkosi. Mokykla sako, viskas prasideda nuo šeimos. Ir kai aš sakau, tai yra užburtas ratas, todėl kad vaikas lieka toks vienišas, nes vieni sako, kad jūs turit pasirūpinti mano vaiku, kiti sako, kad tai yra jūsų vaikas ir jūs turit pasirūpinti. Tai turbūt šiandieninė tema mūsų yra apie vaikus, bet apie tą bendradarbiavimą, tarpusavio santykio kūrimą, kai aš pradedu leisti savo vaiką į ugdymo procesą. Tai gali būti darželis, mokykla, ne? Tai truputėlį, kad apie ką, dar aišku norėčiau, kad galbūt yra žmonių, kurie girdi mus pirmą kartą, tai aš Agnė esu socialinė pedagogė, lyderių kartos vadovė ir su mumis yra Andra. Aš esu Andra, aš esu ergoterapeutė, dirbu su vaikais, su raidos sutrikimų turinčiais vaikais ir su šeimomis, su tėvais ir bandom rasti tą santykį tarpusavį, kad būtų visiems gera. Ir Jurgita, trumpai tariant, keto specialistė dirba su psichiatrijoje, su viso tipo iššūkiais. Tai ketas yra kognityvinio elgesio terapija. Taip. Tai ugdymo procesas, mokykla. Darželis irgi. Darželis, mokykla, viskas su ugdymu, kas susiję. Neformalus galbūt, ne, irgi ugdymas. Tai tas yra labai svarbu, kaip paruošti vaiką, kaip paruošti save suaugusiai, kur aš dabar noriu leisti vaiką į ugdymo procesą. Tai man atrodo, čia svarbus toksai momentas, kad tas amžius tai yra tik tai toks amžius, ar ne? Bet reikia labai žiūrėti individualiai ir tas kaip paruošti, tai reikia žiūrėti, ar vaikas pats pasiruošęs, ar ne? Nes buvo seniau toksai reikalas, kad vaikai galėdavo pradėti lankyti mokyklą nuo 6 metų, ar ne? Tikrai yra vaikų, kurie pasiruošę nuo 6, ar ne? Bet tada kyla klausimas, pasiruošę 1 klasiai, bet kyla klausimas, o kaip bus ateityje? Nes ateityje taigi kažkaip intensyvėja krūvis, daugėja užduočių, tada kažkoksai toksai ritmas kitas atsiranda, ar ne? Tai reikia labai žiūrėti individualiai į vaiką, ar jisai yra pasiruošęs. Nes kartais gali būti ir tai, kad jisai puikiai skaito, puikiai skaičiuoja, bet absoliutiškai negali atsiskirti nuo tėvų ir visiškai nesukaupia dėmesio, ne? Būti ugdymo. Ir jisai dar nori tik žaisti, ar ne? Iš esmės gal dauguma vaikų norėtų tik žaisti, ar ne? Jo. Tikrai, čia toks didelis žingsnis. Aš labai dažnai tėvams sakau dar, kad pagalvokite ir apie tą dalyką, kad jūs pradedat leisti vaiką 6 metų, bet kyla klausimas tada pačiame ugdymo procese, ne? Tarkim, kai man yra 18 metų ir kai yra man 19. Tai ta branda tikrai labai skirtinga. Ką aš noriu veikti po mokyklos, pavyzdžiui. Tai man nuspręsti 19 turbūt yra lengviau negu nuspręsti 18. Aišku, yra išimčių, bet čia ilgalaikiai perspektyvai turbūt yra apie tai. Taip, yra apie tai. Darželis, tarkim, ne? Tai yra pati pradžia susitikimas su ta ugdymo bendruomenė iš šeimos. Tai turbūt klausimas, tėvai dažnai turi ten tam tikrų pasiruošimo arba jie ten nerimauja, nes tas irgi labai svarbu, ne? Svarbu pastebėti, kad tėvų emocinė būsena svarbi yra. Taip, vaikas turi jausti saugus. Jisai
neturi vyrauti baimė kažkokia, ar ne? Neturi būti taip, kad tu dabar čia būsi, nu toks vat, kažkokia grėsmė. Jisai turi jausti saugus, nes iš esmės daug pasikeičia. Aš tikrai puikiai suprantu, aš ir pati tą patį dariau, kad man tikrai buvo neramu, nes nu tu to vaiko nematai ir nežinai, kaip čia, ar gerai viskas, ar jinai gerai čia jaučiasi, ar jisai gerai jaučiasi, ar ne, ar pavalgė, nes visokių situacijų yra, ar ne. Tai, bet turi būti toksai, nu, sveikas, nežinau, toksai sveikas išleidimas į kitą etapą. Jo, galbūt pasitikėjimas, kad vaiko savireguliacijos aparatas suveiks ir kad tai yra normalu, kad kažkiek tai bus neramu, bet pasitikėti, kad pedagogai turi žinių, kaip ta prasme parodyti, kad susireguliuoti galim ir naujoje aplinkoje, bet tai yra kaip ir būtų grupiai žmonių, kurie, ta prasme, mato, kad vaikas iš tikrųjų gali galų galę susitvarkyti, bet po to galbūt nepamirškim, kad yra ir truputėlį ir meilės, ir truputėlį, oi, mano vaikas jau toksai, jau reikia jį išleisti kažkur, bet tai yra teigiama dėl to, kad tai yra normalus procesas. Bet yra grupė žmonių, jeigu mes turime galvoje vaikus, kuriem savireguliacijos aparatas nefunkcionuoja kaip turi būti, tai yra 100% baimė ir nepasitikėjimas ne dėl to, kad kažkoks asmeninis, kad ten Ona ar Jonas nepažįstamas žmogus kažkas. Jo. Nes tada jau yra esmė, kad tai yra atskiras pastatas su skirtingais ritualais ir tėvai, kurie jaučia tą tokį, jie žino iš tikrųjų, kad mano vaikas neras tualeto pats. Mano vaikas nepavalgys pats, ne dėl to, kad jis tik kvailas ar tinginys, bet tie, kurie tikrai žino, kad yra autizmo arba kažkokios to spektro, kažkokių iššūkių, jie tiesiog žino, kad mano vaikas nekomunikuos su suaugusiais. Ir tai yra, tada čia yra atsiskirimas. Arba tėvai turi, ta prasme, jėgų, stiprybės papasakoti, kokie ritualai mokytojams, kad jie žino, kad mokytojas galėtų tikrai padaryti geresnį darbą, nes mokytojas yra priklausomas nuo informacijos, kurie ateina iš namų. Toms rytimis, ne pletkai, ne kažkokie, tai kad, sakykime, jeigu mes turim variantą, kur galbūt truputėlį daugiau autizmo, sakykime, vaikui reikia geltonų kojinių, kitaip jo streso lygis pakils, jisai tiesiog sugniuš ir negalės judėti. Tai nėra išlepintas vaikas, kuriam gali būti geltonas. Arba miegoti su gertuve. Taip. Tai čia, jeigu mes rastumėm sistemą, kad mes galim sukomunikuoti, kad tėvai yra stiprus, prasme, jie gali sukomunikuoti tą informaciją be gėdos ir be baimės, ir jeigu pedagogai turi žinių, kad jie priimtų tą informaciją kaip ačiū, kad papasakojot. Ačiū labai padėjot. Tai mes tada turim fantastišką Lietuvą. Bet aš dar labai noriu įsiterpti ir pasakyti apie savireguliaciją, kad nepamirškim, kad darželis, mokykla, nesvarbu kita visa ugdymo įstaiga, tai yra tik tai jau etapas, bet iki tol tai mes buvom šeimoje. Taip. Ir visą tą namų darbus, tai mes iš esmės turėtumėm daryti ne per vieną dieną, ar ne? Nu, tai per vienerius, per 2 metus, ar ne? Per 3 metus. Ir tik tai tada, toj puokštėj, jau tada tas vaikelis susiduria su, ugdymo įstaiga, ar ne? Jo, nes ugdymo įstaiga. Jeigu kalbam apie neurotipinius. Taip. Net ir, Įvairius. Įvairius, jo. Nes darželio lygyje yra dar žaidimas, kaip, ta prasme, pagrindinė veikla. Ir tai nėra, ta prasme, kad man reikia kažkokį tai parodyti savo žinias. Tada jau ateina kita stadija. Kitas etapas. Jo. Ir tai kaip ir sugalvota dėl to, kad mes matom, kad mes žmonija ir išgyvenam, ačiū Dievui, kad mes esam stimulacijoje ir kad mes esam tarp skirtingų žmonių, nes kitaip mes neišgyventumėm iš tikrųjų. Bet svarbiausia, ką aš noriu paremti tą grupę tėvų, kurie jaučia, kad mano vaiko nesupras. Tikrai nesupras. Ir tada tikrai aš esu šiais praeitais metais susitikus su tiek daug pedagogų, kurie iš tikrųjų jie nori, bet kaip ir mes trūksta mūsų sistemoje to tokio komunikacijos, galbūt, kad mes... Bendruomeniškumo. Jo, kad mes... Bendradarbiavimo tarpusavio. Nes ir mokytojai, žmonės jaučia, kad aš galbūt nesusitvarkysiu, aš galbūt esu... Irgi yra baimė. Jo, vyriausia mokytoja. Yra baimė. Ir 2 baimės susitinka labai, labai negerai tada. Ir visame tame dar vaikas.
Taip, kur baimėse įstojo, tose. jo. Tai vaikas baimėsi ir tada jisai nežino, kas vyksta ir tada Jo, savo elgesiu, jo. kaip čia, tokiu suaugusiam baisiu, ne kažkokiu tai Netoleruojančiu, jo, netoleruojančiu jo. Bet elgesiu aš tai parodo. šitoj situacijoje visada sakau, nesvarbu apie kokią ugdymo įstaigą kalbam, kad reikia pasidaryti namų darbus. Mhm. Ir jeigu ten turime vaiką, kuriam svarbu struktūra, jis ten Ritualai kažkokie. ritualai, Mhm. taip, ir jam reikia vat, laiko, jis jaučiasi komfortiškai, kai jam niekas nesikeičia jo rutinoje, tai šitą visą dienotvarkę, ar ne, mes turim irgi iškomunikuoti kažkaip tai ugdymo įstaigai, kad Labai svarbu. žiūrėkit, jisai tikrai va čia dabar išeis žodžiu, parodys dėlės emocijas, jeigu tuos batus, va dabar kaip aš ten išeinu, ar ne, jisai ten kažkaip pirma nusiaus, arba ten padės kažkur ne Taip. ten, arba jeigu jisai miegos be savo ten mygduko, ne, tai nėra sunku padaryti, bet tą reikia žinot. Ir tai nėra išlepinimas. Reikia Neišlepinimas. atskirti Taip, obuolius nuo kriaušių, kaip sakant. taip. Nes galbūt, jeigu, sakykime, kažkokia laikina stresas mano šeimos, sakykime, mano šuniukas numirė arba kažkas negero, aš Arba skyrybos labai dažnai taip, šeimoje. tai man reiktų, kad, ta prasme, kaip su manim elgtųsi truputėlį švelniau, bet tai yra laikina. Bet mes kalbam apie grupę vaikų, kuriem tai yra normalu. Taip, Tai ir yra bet normalu. šitas, kad būtų įvykdyta, tą reikia ištransliuoti ir tą turi Būtinai. žinoti, va ta sistema, kas dirba su tuo vaiku, nes kitaip neveiks. Jo. Nes aš kaip mama apie savo vaiką galiu pasakyti labai daug, ar ne, bet nereiškia, kad jį vat iš karto ten gliaudys visaip visom pusėm matys padėjėjas, ten dar kažkas, tai ar ne, ir dar ten didelis spektras tų, žodžiu, žmonių. Jo. Tai aš visada sakau, kad reikia pasidaryti namų darbus. Ir geriausiai tai yra rašyti tokį kaip dienoraštį. Aš taip rekomenduoju, kad atsisėskit ir parašykit apie savo vaiką viską, ką žinot. Ir tada kitas momentas, tą, ką jūs galvojat, kad reikia perduoti atsakingam asmeniui. Kad ten jisai valgo ten tartą, ar ne, jisai miega ten taip ir taip, jisai ten nori daugiausiai žaisti vienas, ar ne, tada turėtų kilti klausimas, ar aš jį galėčiau prijungti prie grupės, ne, kažkokio tai veiklų metu, nes reikėtų, Ugdymo ar reikia, ne, taip, kad reiktų jungtis, Taip, ar ne. aišku, reikia. Tai, vat tokie elementarūs dalykai, kitas momentas, tai čia yra raštas, tada kitas momentas tai yra tikrai galima išsiaiškinti, kuris čia bus tas mano ta ugdymo įstaiga, nueiti ten pasivaikščioti, pasižiūrėti tas apylinkės, ar ne, kad vaikų jau formuotųsi vaizdinys. Galų gale internetas yra pilnas Taip, nuotraukų. taip, vaizdinių ir taip toliau. Ir parodyti, čia bus tavo tualetas, čia bus tavo grupė arba klasė, čia bus va taip, tu eisi į valgyklą, tu ten va taip ir taip, žodžiu. Tiesiog nebijot, nes reikia įdėti darbo. Jo. Čia ir yra tas, kad turbūt čia apie tą bendradarbiavimą, kad jeigu aš pažįstu savo Taip. vaiką ir jeigu aš noriu, kad jisai gerai jaustųsi, aš atlieku namų darbą ir aš jį perduodu mokytojui, pedagogui ar specialistui, kuris daugiausiai praleis laiko su vaiku. Ne? Taip, taip. Tai va šitoj vietoj čia yra turbūt tas besąlyginis bendradarbiavimas, kad Taip. man svarbu gauti informaciją kaip specialistui apie vaiką, Taip. o tėvams svarbu perduoti. Ir tada va čia kalbam apie tą tobulą bendruomenę ir Jo, tobulą jo. Lietuvą. Reikia tikėti. Taip, bet kas kartais atsitinka, kad aš nežinau, ką ten mano vaikas valgo, nelabai suprantu, arba jeigu jau didžiąją laiko dalį jisai ten telefonom praleidžia ir ateina į struktūrą. Ir Taip. tada prasideda visa puokštė to, ko... To, ko tėvai nemato dažniausiai. Nes čia yra nekomfortas. Taip, nes tai yra bendruomenė, tai yra daug vaikų, tai yra žaislai, kuriais reikia dalintis, reikia komunikuoti, reikia kalbėti, reikia tam tikras taisyklės, tam tikrą rutiną turėti. Ir tada prasideda fanfaros. Ten aš nenoriu, aš neįsiu, taip. man skauda pilvą, aš ten. Ir tada kyla klausimas tėvam, tai ką ten tam darželį su tuo vaiku daro? Tai kokia rekomendacija yra? Aš suprantu, kad rekomendacija labiau pažinti savo vaiką, bet čia turbūt yra tada tas bendrinis pažindinimas, vis tiek tėvai dar kartą stebi, nes kartais tėvai net nežino, ką stebėti. Taip, aš sutinku, jo. Nes jeigu jie augina, tarkim, vieną vaiką
ir jie, neturi aplinkoje daugiau vaikų. Tada labai sunku pastebėti, kad kažkas yra ne taip. Yra žymiai didesnis procentas, kada dažniau kreipiasi pagalbos dėl to, kad šeimoje jau yra keli vaikai arba ten antras vaikelis gimsta ir tada tu jau negalima lyginti, bet taip, nes tiesiog pasąmoningai taip atsitinka, kad tu jau turi 2 vienodus žmonės ir žiūri, kad jie ne taip. Kažkas, ne taip čia vyksta. Tai tada paprasta pastebėti, ir tada kreipiasi anksčiau pagalbos tikrai. Svarbu galbūt irgi sutinku su tavim, Andra, yra variantų, kai tokiais atvejais, jeigu aplinka yra struktūruota, kadangi mes grįžtam į savo tą tokį biologinį ritmą savaime, tai 2 savaičių, aš siūlyčiau 2 savaičių pastebėjimą to įstaigoj, nes įstaiga reprezentuoja, ta prasme, formą, kurioje bet koks kūnas grįž į tai, kas yra, jis nukopijuos kažkiek tai, kaip kiti daro, kopijuos suaugusius ir jeigu yra per mažai stimulacijos namuose, tai po poros savaičių mes matysim progresą to vaiko, nes yra pakartojanti automatinė ta pati sistema, pusryčiai 8 valandą, ta prasme, ir jeigu tas vaikas, tas nervo sistema tinka, tai labai greitai jisai atsistatys, adaptuos, bet jeigu ir tada mes matysim, gali būti tokių variantų, aš tikrai turiu daug, kai mokyklos sistemoje vaiko funkcija yra aukštesnė negu namuose. Tai irgi yra. Tai yra tiesiog tada aišku. O ką reiškia vaiko namuose, tai yra funkcijas aukštesnė mokykloje negu, kaip čia iš žmonių? Ačiū. Vaikas gali sekti instrukciją, vaikas supranta laiką, vaikas gali padaryti darbą pradžią ir pabaigą ir gali išreikšti, kaip jisai jaučiasi. Struktūroje, rutinoje sekasi žymiai. Tai reiškia, kad mes vaiką toliau galim ugdyti ir ta prasme mokinti jį toliau ir jisai iš tikrųjų galės netgi bet kokioj aplinkoje susireguliuoti pats. Tai mes kartais mokykla arba įstaiga daro iš tikrųjų tą darbą ugdymo daug geriau, ta prasme, negu mes turim namuose, kur yra smurto, kur yra disfunkcija kažkokia disfunkcija, nes ten vaikui svarbiausia išgyventi ir jisai bijo ir kai mes bijom, mūsų kūnas sustoja, jisai nesivysto, jis bando išgyventi. Tai čia yra labai svarbi dilema apie tai pakalbėti, nes tai matosi. Bet gali būti irgi, dėl to aš siūlyčiau, ta prasme, stebėti 2 savaitės įstaigoje, nes jeigu mes turim struktūrą įstaigoje ir vaikas nepagauna struktūros, tai tikriausiai mes turim neuropsichiatriją. Tada mums reikia žiūrėti. Arba namuose kažkas, ar ne? Jo, bet tai gali būti, kaip sakant, ginčas. Bet aplinka, kuri, ta prasme, pavalgyti, pasakyti, kad nori į tualetą, jeigu tie dalykai atsiranda, reiškia tikrai vaikas gali atsistatyti. Bet jeigu mes turim, sakykime, autizmą, jeigu tokį dažniausiai pasikartojantį, tai jisai nesistatys tol, kol mes susiprasim, kad reikia geltonų kojinių, kad reikia žalių agurkų. Ir jam įeiti į savo tą... Ir nėra to tokio flexibility, kaip pasakyti. Lankstumo, Tai 2 savaičių bėgyje, aš manau, kad mes matytumėm į kokioj kryptį mes esam. Ir dar grįžtant prie tos visos rutinos, kas labai pasimato dar tose vaikų grupėse, tai yra, kai ateinam iš namų, tai tas pasimato tie namų darbai. Taip, iš karto. Kaip mes valgom. Taip. Ar bėgiojam po visą salę. Ar galim tiesiog rasti ten greitai pavalgyti, bet vis tiek susifokusuoti. Taip. Ar mums reikia telefono? Ne? Va čia yra. Ir tada, kaip mes tada bendraujam tarpusavį, ar ne? Ar mes komunikuojam kalba, gestais, kūno kalba, ar ne? Mes tą matytumėm su Andra. Taip, ir mes tikrai tas viskas labai pasimato. Ir tas telefonas, ir čia aš ir pasakiau, dėl to, kad kaip tam vaikui išmokti bendrauti, kai jisai būna ekranuose. Bet čia yra ir kitas dalykas, kad tada jisai patiria liūdėsi, nes namuose aš gaunu ekraną, ateinu į ugdymo įstaigą. Frustracija. Taip, ir ten negaunu, aš tada nei valgyt noriu, nei žais, nes mano vienintelis nepatenkintas poreikis turėti telefoną. Ir tada ar užtenka 2 savaičių adaptacijai? Turbūt ne, čia turbūt ne adaptacijai, bet čia pastebėjimai. Ir kaip tas, į kokią kryptį. Kad
galima jo. rekomenduoti. Taip, Jo. taip. Ir šitoj vietoj, kas dar atsitinka, jeigu tėvai gauna kažkokios tai kritikos arba pastebėjimų, vėlgi jų reakcijos. Nes kartais, taip tu nori būti, tai jau tiek širdies atiduodi, tiek savęs atiduodi. Taip, bet reikia suprasti labai tokį didelį momentą, ar mes čia praeitoje laidoje kalbėjom apie tą telefonų ekranų žalą, bet ko gero, kad neužakcentavom tokio vieno dar labai labai svarbus dalyko, tai yra socialinio bendravimo, ar ne? Kad mes tada nesimokom komunikuoti, nesimokom užmėgsti santykio ir nemokam skaityti mūsų pašnekovo informacijos veido, ką jisai mums transliuoja. Jo. Nes tam, kad mes išmoktumėm komunikuoti, tai mums reikia komunikuoti. Mes negimstam mokėdami kalbėti, emocijų pažinodami ir taip toliau, ir kūno kalbų skaitydami. Mes mokomės, mes beždžioniaujam ir mokomės. Jo. Ir jeigu mes turim tuos namų darbus padarytus kartu su tėvais, ar ne, kai žaidimas yra adekvatus, ar ne, kai santykis yra, sveikas, toks, koks išeina, ar ne, tarkim jau ten, tai... Bet čia be smurto, Taip. Jo, ir aš sakyčiau, kad labai svarbu, Andra, kad tu prisiminėtai, nes mes, kaip praeitoj laidoje kalbėjom, svarbiausia suprasti funkciją. Nes nėra vieno varianto, kuris yra teisingas arba neteisingas. Taip. Jeigu mes turim aplinkoje, mes turim šeimą, kur vaikas gali išreikšti savo mintis, gali, pasirinkti kažką, kas jam įdomu, komunikuoti. jo supranta pasiekmes neteisingo elgesio, mes jį pastiprinam, mes jį subaram, komunikuojam, tai nėra, vienas teisingas būdas. Kol yra tas aparatas, tol mes esam patenkintos. Bet kai mes turim, variantą, kai mes esam dėl kažkokios tai priežasties, kurios mes turėtumėm suprasti. Mes turim suprasti, kodėl šita mama negali, kažko padaryti. Tikriausiai yra priežastis, kurios galbūt mums nereikia žinoti detalėmis, bet mums reikia suprasti, kad yra kažkoks šaltinis, kuris neleidžia. Ar tai mamos pačios autizmas, sakykime, arba mamos kažkokios tai traumos. Psichologiniai dalykai. Jo, kažkokie dalykai. Ar tai yra laikina, ar tai yra nervų sistemoje. Ir tai aišku, kad aplinka ir tas toksai, kaip sakant, santykis su aplinka yra labai svarbus. Ir mūsų mintis su Andra, kad pakeitus santykiai, pastebėjus, mes galim padėti. Mes galim tiesiog suprasti funkcijas, kodėl vaikas išreiškia taip ir kodėl tėvai išreiškia taip. Bet tai yra gana, kaip čia pasakyti? Nuoseklus darbas, čia yra stebėjimas. Čia yra stebėjimas. Ir tada mums reikia, kad nes tėvai yra iš tikrųjų ekspertai. Vieninteliai ekspertai savo vaikų yra tėvai. Tėvai žino, tėvai labiausiai supranta tą vaiką iš tikrųjų. Tai klausimas, ar tėvai gali iškomunikuoti, arba, kaip Andras sako, padaryti namų darbus. Ir kodėl jie to nepadaro, mes galim sustoti ir pažiūrėti, kas yra priežastis, kodėl jūs nenorit, ar tingit, ar nesuprantat, ar nepatinka. Ir tiesiog padaryti tokį pokalbį. Kartais, kai tenka konsultuoti tėvus, tai ateina tėvai su ta tokia nuostata, kad, jeigu aš nesidalinsiu ir nepasakosiu, gal niekas nesužinos ir tas toks visiškai nepriėmimas savo vaiko elgesio. Ir aš tada labai dažnai klausiu, bet jeigu jūs pati arba jūsų šeima nepriima to elgesio, tai kaip jūs įsivaizduojat, visuomenė gali jį priimti. Nes jeigu mes artimiausia aplinka, ignoruojam, nepriimam, nesuteikiam pagalbos, nebandom suprasti, tai kaip mes galim tikėtis, kad ta aplinka gali suprasti? Bet čia tikriausiai, kad yra daug tokių psichologinių momentų. Nežinau, aš ne psichologė, negaliu tam plačiau paaiškinti, bet su kuo susiduriam, tai yra tai, kokioj fazėj tas artimasis ateina. Jeigu jisai ateina neigimo, tai tu gali duoti aukso vertės patarimus, sudaryti dienotvarkės ir taip toliau. Ir aš kaip specialistas šventai tikiu, kad tai veiks, nes pasižiūrėjau, ar ne, bet tik nemanau, kad taikys dėl to, kad yra neigimas. Tai pirmiausiai turėtų būti tas toks priėmimas, susitaikymas. Ir tada, kai tas ateina, tai tada
atsiranda pokytis. Bet va šitoj vietoj tada aš noriu paliesti dar vieną temą, ne temą, o tokią vat potėmę šito viso ugdymo proceso. Tarkim, taip atsitinka, tėvai nesutinka. Na, prasme, jie neigimo fazėje, jie negalvoja, kad yra kažkokios problemos, ne? Kad nes namie viskas gerai, valgo su telefonu, viskas puikiai, o va čia vat jūsų įstaigoje čia kažkas negerai, nes kyla iššūkiai. Tai turbūt va čia, ką daryti aplinkai, tai reiškia kitų vaikų tėvams arba vaikams, specialistams. Tai turbūt va čia, nes mesgi dažnai kaip specialistai norim pakeisti viską, kad ir šeimoje viskas būtų gerai, ir vaikui viskas būtų gerai, bet kartais atsitinka taip, kad tu gali padaryti tik tuo momentu čia, kai esi su vaiku pokytį, ne? Tai va čia truputį labai svarbi tema paliesti tai, kaip tada man kaip specialistui, ne, kuris dirbu su vaiku, ką daryti? Norėt pakeisti pasaulį ir aplinką, bandyti keisti tėvus? Aš atsimenu, kai aš buvau tokia jauna ir galvojau, kad aš galiu pakeisti, nežinau kaip jūs, bet buvo tokia fazė, kad let's do it. Ir pakeisiu viską ir čia visi tegu kad nebūtų smurto, ar kad mes visi. Tai aš tada supratau, kad reikia pradėti nuo to, kas yra prieš tave. Tai tada aš daryčiau, kaip, sakykime, kai kuriuose mokyklose Lietuvoje pavasarį turėjau galimybės bendrabiauti, tai mes tiesiog darom, kad yra ugdymas, yra pirma užduotis, o ne, kaip sakant, vaiko gerovė, kaip yra, ta prasme, vaiko gerovė yra pagal įstatymą. Vaikų konvencija sako, kad visi turi dirbti su vaiko gerovė, ar ne? Bet jeigu tai mes neturim tėvų, tai mes turim 8 valandas ar kiek ten per dieną, kai vaikas praleidžia ugdymo įstaigą. Ir tada pirmas jų darbas yra ne vaiko gerovė ta prasme, kad viską apdengti, bet ta prasme ugdymas. Ir tada aš daryčiau testus ir aš tada ugdyčiau jį tą vaiką, ta prasme, žinioms, kaip mokytojas turi išmokinti kažką tai. Ir antroj eilėj jisai gaus tiek praktikos, kad jos savireguliacijos aparatas vis tiek pradės dirbti. Bet tai yra, taip sakant, pakeista, kas yra pirmoji vieta ir kas yra antroji vieta. Ir, sakysim, mokykla yra ribota valandų skaičius su ribotu rezultatu, kokią mes norim. Bet tai yra tiek daug valandų ir daug mes turim pavyzdžių, kada iš tikrųjų mokykla ir plus gal socialiniai darbuotojai iš tikrųjų pastato vaiką ant kojų. Ačiū Dievui, kad mes turim labai gerus pedagogus. Nes tada vaikas pradeda, ta prasme, suprasti, ta prasme, tas buvimas ir vasaros ir atostogos yra pats blogiausias dalykas tokiam vaikui. Nes tada išeina iš rikiuotės. Bet šiaip yra, aš daryčiau tą darbą ir bandyčiau dar kartą, kars nuo karto kviestis tėvus ir nesustoti. Aš tai ko gero, kad pritariu, kad kviestis tėvus ir nesustoti tikrai, bet man tai natūralu, kad bus toksai, kažkokie iššūkiai vaikui atėjusiam, ypatingai su iššūkiais vaikui, ar ne? Atėjusiam į ugdymo įstaigą, ten, kur nebuvo kažkokių taisyklių ir rutinos, ir čia mes įmetam į aplinką, kur yra labas rytas, ryto ratas, ar ne? Natūralu, kad tai bus. Ir jeigu vienu metu iš tokios aplinkos laisvesnės atėjusiam į struktūruotą aplinką, reformas daryti būtų beprasmiška. Dėl to, kad nepriims jisai tos informacijos tiek. Jam reikia kažkaip tai išbūti vienam jau kisme, anetam, ir tada pereiti tik tai į kitą. Kai mes turim, kad jisai ateina į mokyklą ir ten gražiai atsisveikina, jisai išbūna pirmą pamoką, ar ne, be nieko, ar ne, be jokių iššūkių, be jokių palsėjimų ir taip toliau, mes tada galim jau eiti kažkur tolyn, ar ne. Tai šitoj vietoje, tai man atrodo, svarbiausia yra išsiaiškinti, kur yra gaisras, ar ne, į ką reikia labiausiai reaguoti. Kuri vieta yra labiausiai neraminanti, ar ne, mane kaip mokytoja, mane kaip mama, ir mes susėdam ir kalbam, ar ne, kur man yra, kaip man padaryti, kad čia kažkaip čia yra, čia ta Lietuva, apie kurią mes svajojam, kad tai būtų iš tikrųjų principas, kad mes visi dirbtumėm, bet yra aišku variantų, kai mes neturim apskritai neturim tos komunikacijos. Bet tada manau, kad mūsų darbas būtų, kaip Andra sako, motyvuoti
motyvuoti į tą. Ir mažais žingsneliais Mažais, judėti jo, į priekį, jo. nes Nes viską iš karto uždėjus, nu, žiūrėkite, neurotipiniams vaikams yra tikrai sunkus rugsėjis, nes jie išeina iš tos Jo, čia yra vasaros, Tikrai man baisu. pačiai yra sunku persiverst iš tos vasaros ritmo į rudenį, ar ne, kur ten jau pildosi, jau ten paimk, ten nuvežk, ar ne, tą padaryk, jau yra sunku. Tai vaikams yra dar kitaip. Vaikams, kuris turi iššūkių, yra dar kitaip. Tai kai Jo, mes tai viską aš daug manau, kad- prikraunam jo. sumuštinę, tai yra tik tai iškrovos. Sutinku ir manau, kad rugsėjis, va šitos dienos, kur dabar yra tiek streso, kai kuriems, kad tai yra tikrai baisu, nejuokinga ir ta rugsėjo 1 yra... Taip, nu bet tie namų darbai, ar ne, pagalbos Jo, prašymas, jo. ar ne, Supratimas, požiūris, labai bendradarbiavimas, svarbu. Jo. toks glaudus tas santykis, ar ne, ir stebėjimas, Jo. stebėjimas ir stebėjimas. Jo. Aišku, kad jeigu mes galvojam, ta prasme, pasikeitimai tie ir specialistai mokyklose, turėtumėm tikrai turėti tokį pasitikėjimą, nes iš tikrųjų tų žinių, kaip naudoti įvairius dalykus, kurie yra atitinka sensoriką arba atitinka... Sensorinį kambarį, pavyzdžiui. Taip, galim. taip. Iš tikrųjų yra, aš labai džiaugiuosi, Labai kad daug. labai daug, tik tai Taip. galbūt ne visi žino, kada ir kaip ir kur tai jo, naudoti. tai va čia va irgi, kadangi tenka irgi važinėti po ugdymo įstaigas, tai jau sensorinį kambarį turbūt turi beveik visos mokyklos arba beveik Ir visi tas yra darželiai. labai 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 džiugu. Tikrai, Jo, bet labai va džiugu. čia vat klausimas, ar tai, vat kiek tai yra vertinga ir tikslinga ir kiek tai yra tiesiog, nu, leisiu savo pasakyti, mados reikalas turėti. Aš manau, kad yra įstatymai mada, kad yra reikalaujama, kad tai būtų, bet aš manau, kad mes turim didžiulę skylę, ta prasme, žinių ir supratimo, kada funkcija, kada, kodėl, kaip naudoti. Nes nėra kaip grupė, sakykime, ten uteniškiai gimusieji 25 metais. Eina į sensorinį į kambarį. Per trečią pamoką. Trečiadieniais ir ketvirtadieniais. Šiaip tai būtų labai gera idėja, bet I'm sorry to tell you, netinka. Tai reikia, jeigu to darbo nėra padaryta mokykloje, nėra sistematiško to tokio požiūrio žiūrėjimo, tai aišku, kad tie kambariai stovi tušti. Arba kažkur tai arba naudojami kaip žaidimų kambariai. Jo. Bet kodėl tas yra? Dėl to, kad aš dar kartą grįžtu dėl tos komunikacijos. Tai jeigu aš kaip mama, ar ne, nu, tarkim, neištransliuoju, kad žiūrėkit, jam tikrai, jisai geba sukaupti tikslingai veiklai ten tiek ir tiek laiko. Nu, pastebėkite, ne? Nu, dabar čia nauja aplinka, nu, gal bus kažkiek mažiau. Jį tikrai nuramina ten koksai supynės, ar ne? Taip. Jį tikrai nuramina šviesos ir kažkokia ten rami muzika, ar ne? Ir aš va šitą ištransliuoju, ar ne? Ir tada suaugęs, ar ne, žmogus, nu tikrai pastebi ir pasižiūri. Jeigu jau kyla emocijos ir jau prasideda kažkokie tai tokie reikalai, reiškiasi, kad yra laikas su vaiku išeiti kažką paveikti. Tai gali būti nebūtinai sensorinis kambarys. Tai gali būti rankų kitas, jo. Nusiplovimas veido ir taip toliau, atsigėrimas ir taip toliau. Bet tą reikia žinoti. Jo, ir jeigu dabar mūsų klauso mokytojai, tai jie tikriausiai išjungs tuoj, nes jie galvoja, kad aš turiu 35 mokinius ir aš suprantu, kad tai reikia daryti, Taip. bet aš neturiu, praktinės galimybės. Tai mums iš tikrųjų reikia su pagarba tai žiūrėti ir rasti metodą, kada tai gali būti naudotų. Ir iš tikrųjų tie mokinio padėjėjai arba mokytojo padėjėjai yra funkcija, kuri kaip ir turėtų tai užpildyti, bet man būtų labai įdomu apie tai pakalbėti, kaip praktiškai tai yra daroma, nes manau, kad tai yra iš tikrųjų labai skirtingai. Praktika tai, ką aš esu girdėjus ir kai būna ugdymo įstaigose kartais, tai praktika būna kartais labai įdomi. Kartais mokinio padėjėjas būna tas papildomos 2 rankos vaikui, tai reiškia atlikti užduotį su vaiko ranka ir žiūrėk, va dabar rašysim taip. Tai man atrodo, čia yra ydinga praktika, todėl kad mes nemokome vaiko atlikti užduoties savarankiškai, o mokome vaiką būti priklausomu nuo kito asmens. Man taip atrodo, gal aš ir klystu. Tai jūs mane papildykit. Koks tai yra mokinio padėjėjas? Man kažkada labai patiko, kai Jurgita sakė, tai yra tiltas, tai yra ryšininkas tarp mokinio ir mokytojo ir jisai tas vidurys pats svarbiausias žmogus. Taip, dėl to, kad tai yra vertėjas. Aš vadinčiau tai vertėjas, kaip mokytojas sako instrukcija 35 vaikam, dabar spręsim matematikos uždavinį, tai
vertėjas turėtų vaikui, kuris, ta prasme, šita instrukcija yra labai grubi, jinai nėra tiksli, jinai išverstų, kad turi mokytoja galvoti 34 puslapį, antra užduotis dešiniai pusėje su raudonu tušinuku gali pradėti daryti. Jo, ir kiek informacijos. Jo, tai čia yra vertėjas, bet, sakykime, iš mano patirties, tai jeigu mes randam tą tokį, bet tai būna paprastai labai svarbu žmonės, nes jie žino būtent tos klasės, kokių vertimų reikia daryti ir kada. Ir vaikai tai išmoksta. Bet mokytojo padėjėjas, mano akim žiūrint, gali būti tas, kuris, kaip mes kalbėjom anksčiau, užgesina kažkokį tai gaisrą, kuris yra sukilęs klasėje, netiesiogiai kalbant, bet, ta prasme, kažkoks tai konfliktas ar kažko, tai kaip pat mokytojas galėtų dirbti savo darbą. Abiejų funkcijų reikia, bet mums reikia žinoti, kas ką daro. Tai mokinio padėjėjas, mano akim, būtų tas ekspertas, kuris supranta, kaip išversti informaciją, kada vaikui jau reikia sukurti ir nueiti į kažkokį tai sensorinį kambarį, ne kai jau vaikas reaguoja, bet mes turim sistematiškai, žinom, kas 15 minučių šitam vaikui reikia pakeisti percepciją. Tai tas mokinio padėjėjas galėtų būti tas, kuris, ta prasme, tvarko tą reikalą ir padeda mokytojui. Ir kai pabaigti su mokinio ranka, ar ne, ten kažką tai padaryti ir taip toliau. Tai į šitą aš irgi žiūriu labai lankščiai, dėl to, kad vis tiek ta struktūra, jinai turėtų būti išlaikyta, ar ne? Jeigu mes pradėjom tą sakinį, dabar, žiūrėk, greitai aš tau padėsiu, ar ne? Va čia padėsiu, aš tau greitai padarom ir tada einam į pertrauką, ar ne? Tai vat, reikia labai irgi, visur turėtų būti, tikslas. Taip. Nes, toks... Automatiškai aš nekritikuočiau, aš klausyčiau, kokioje situacijoje, ką jūs norite su to padaryti. Nes aš sutinku, kad kartais tai yra labai protinga, bet jeigu tai yra įdėta į sistemiškai, tai tas, aišku, vaikas bus jam rutina, kad parašau laba diena ir tada Andra man parašo viso gero. Taip. Ir jisai sustos tiesiog. Tai čia reikia jo. Bet čia turbūt patikslinant, tai reiškia tai, kad stebėti vaiką ir atliepti tą poreikį to, ko reikia. Čia ir dabar. Nes tai neturėtų būti dėl to, kad aš turiu pateisinti savo kaip padėjėjo darbą, nes ką aš veikiu, jeigu tik stebiu tą vaiką, ne? Už ką čia moka atlyginimą. Be abejo, taip. Tai vat šitoj vietoj stebėjimas tai irgi labai svarbus darbas ir atliepti tą poreikį, matyti vaiką, kuriam turbūt ne tam, kur, apskritai turbūt kalbant, kad visiems vaikams galbūt kažkokios pagalbos reikia ir tas mokinio padėjėjas gali būti orientuotas į ne vieną konkrečiai vaiką, gal jam tuo metu čia būtų nereikia. Labai fainai, čia būtų labai gerai. Mes apie tą Lietuvą kalbam. Taip, svajonių Lietuva. Jo, svajonių Lietuva, bet kol kas tai mes turim tikslinę padėjėją, ar ne, priskirtą vaikui. Bet tam tiksliniam padėjėjui labai gali būti sveika ir pastebėti. Aš tikiu, kad Lietuvoje yra šitų nuostabių patirčių, kuris stebi klasę, kuris stebi vaikus ir kuris stebi aplinką. Aš tai tikrai manau, kad pirmiausias darbas, ką turėtų, sakau, neturi, bet turėtų pasidaryti padėjėjas, tai yra stebėti ir stebėti. Stebėti, kurioj vietoj kliūna, kurioj vietoj jisai ant to stalo ten suklupo, ar ne, kaip jisai stimuliuojasi. Ir padarašyti kaip ir tokį raportą, aš sakyčiau. Dienoraštį ir... Su tam tikram temom, kaip Andra sako. Ir kad tas stebėjimas yra be interakcijos. Ir tik tada įsijungti ir pasižiūrėti, kurioje vietoje čia jau gaisras kyla, kurioje vietoje galiu jau čia slopinti, kurioje vietoje man reikia maksimalios pagalbos, kurioje vietoje reikia minimalios. Ir dar atsiminkim, aš, kad yra variantų, kur mokiniai jau su savim turi tos... reiškia psichologų padarytus vertinimus, nes jie yra daromi tam tikrais testais ir tai būna pamatuota jau kiek yra sugebėjimo susikoncentruoti. Jeigu turėtum tokį, tai jau mokinio padėjėjai būtų daug lengviau, nes jeigu tai yra komunikuota, tai informacija jau aišku, kad šitam vaikus kai motorinė neramumą sukyla kas tiek ir tiek, tai reikia sugalvoti tik tai, kaip sakant, aiškia sistema, kada kas 20 minučių kažką reikia daryti, kaip sakiau. Bet tai čia jau yra, kai mes jau padarėm tyrimus. Ir tie tyrimai, atsiminkit, yra daromi tą dieną, tą mėnesį. Ir tai yra konfidencialu. Taip, būtent. Tai yra konfidencialu. Tai reiškia, kad mums kaip ir iš naujo reikia atrasti dviratį, ar ne, jeigu mes nekomunikuojam. Ir atsiminkim, kad vaikas, jeigu jisai gavo geros stimulacijos, po pusės metų tas tyrimas nebetitinka, ta prasme. Jį reikia up to date. Kartoti, taip. Jo, tai čia yra, čia yra mūsų žmonių sugalvotas būdas save pamatuoti, bet mes matuojam save su kažkokia tai grupė, kuri in general, ta prasme, bet tai yra
tą dieną, tą mėnesį. Po Tai metų dar jau yra kartą kitaip. taip, ir dar kartą tada apie tuos sensorinius kambarius. Dar kartą reikia mums, man atrodo, paminėti, kad kam jisai yra skirtas. Taip. Ar ne? Tai jisai yra skirtas papildyti indą tos sensorinės informacijos, kurios man trūksta ir dėl kurios tokio trūkstamos tos informacijos aš pradedu kažkaip save, pavyzdžiui, stimuliuoti arba elgtis kažkaip klasėje, ar ne, kitaip, ir atsitinka tos iškrovos, ar ne, tai man reikia tą indą papildyti kažkaip, ar ne, ir tas sensorinis arba nuraminti, Taip, ar ne, taip. kai yra virš, Taip, ar ne. taip. Tai tas sensorinis kambarys yra skirtas, dėl to ir sakom, čia kas kažkiek tai laiko išeiti, kas kažkiek tai laiko, nebūtinai išeiti, gal turėti su savimi kažkokį tai, ar ne, sensorinį dalyką, kuris ramina ir vis taip pasistimuliuot tam, kad nebūtų iškrovos, nes iškrova tai jau yra perviršis. Tada jau galime eiti namo tą dieną. Perviršis, jau viskas, jau į jokį sensorinį kambarį, tada jau mes, jau tada mums reikia nurimti. Tai ačiū labai už šitą pokalbį. Galime sudėti aspektus, vėlgi, stebėti, bendradarbiauti, komunikuoti, nebijoti prašyti pagalbos ir turbūt tada tas rugsėjis ir ta mokslo metų laikas jisai bus daug lengvesnis. O visus kviečiu, jeigu yra poreikis, jeigu yra noras, konsultuoti su mūsų specialistais, su mumis, sekti lyderių kartą ir būti kartu. Ačiū Jums.